Sveiki visi Botlery klubo nariai. Aš esu Edgaras Kazokaitis, Lietuvos someljė vicečempionas ir Botlery parduotuvių grupės someljė. Na ir be galo yra šiandien džiugu pristatyti jums degustacijų ciklą, vieną iš kurių mes darome. Ir kiekvienos degustacijos metu mes vis tyrinėjame naują vyno regioną ar tam tikrą gėrimų kategoriją. Na ir šiandien man be galo džiugu pristatyti šalia savęs Gustavo Devas, tai būtent Portugalijos vynų ekspertą, Symingtonų namų atstovą, na ir neseniai tapusi Guinnesso pasaulio rekordininku. Sveikas Gustavo. Hi. Tai šiandien mes irgi šnekėsime su tavim daugiau apie skirtingus portugališkus vynus. Pradėsime nuo putojančių, judėsime prie baltų, rožinių, raudonų, na ir užbaigsime be abejo su portu. Bet visų pirma, reiktų paklausti tavęs būtent, dėl ko tu tapai tuo Guinnesso rekordininku? It's still very fresh in my mind. So I had this idea about a year ago. I'm from Portugal, Porto, but I live in Denmark. And Denmark has the highest or largest consumption of port wine per capita in the world. So consumption there of port wine is very interesting. And I've been doing a lot of events and tastings over there. And I had this idea of partnering with a very, let's say, historical wine shop in Denmark that is celebrating 40 years. So to tie up with that celebration and make it as the largest port wine tasting in the world. So something we achieved just last week, very recently. So still kind of in a celebration mode. But 537 people as a Guinness World Record for a tasting. Wow. Daug. That's a lot. So, dar kartą sveikinimai. So, again, congratulations on that. Thanks so much. O dabar greičiausiai mes pradėsime judėti prie savo degustacijos. Tai prieš tai norėčiau paminėti, kad Portugalija yra garsi šalis ir turtinga savo vynų kultūra. Jis yra 11 pagal pagaminamo kiekį vynų pasaulyje, tačiau pirma pagal suvartojimą būtent jeigu išskirstytume suvartojimą vyno kiekį vienam asmeniui šalyje, tai jie tikrai pirmauja vynų pasaulyje. Ir pamatysime, kad jinai ne tik garsėja savo porto vynais, kurių yra pagaminama apie 50% visų vynų būtent porto, tačiau ir kitomis vynų kategorijomis. Tai būtent pirma šiandieną iš jų, ką mes ir turime pas save, tai būtent yra Vertis putojantis vynas iš Douro regiono, tai būtent šiaurinės Portugalijos dalies. Na ir įdomu tai, kad putojančių vynų kultūra ir vartojimas Lietuvoje sparčiai auga. Matome ir pasaulinės tendencijas, kad kiekvienais metais 4% didėja putojančių vynų vartojimas. Tai noriu paklausti Gustavo, ar Portugalijoje irgi jaučiasi tas putojančių vynų bumas ir vis daugiau žmonių pradeda atrasti šią kategoriją iš naujo ir susipažinti su ją vis detaliau? Definitely. So Portugal is not an exception to that, and that's also one of the reasons why in our company we started looking into that already a few years ago. So we are primarily based in Douro Valley, which is primarily known as a red wine region, port wine region, with some very interesting white wines as well. But the interesting aspect is that we definitely realize that there is potential for sparkling wine in Portugal. And very recently we acquired this company called Vertis, which means kind of the summit, the top of the mountain, because the Douro Valley is a mountain wine region and the grapes, they are sourced primarily from high altitude, 500 meters. So this is somehow a reaction or a response from us to also what the market is demanding. We can see the market is really evolving into a white and sparkling wine, as you were rightly mentioning. So for us, it's very exciting to have a sparkling wine from Portugal, but that is from the Douro Valley, and it's a sparkling wine that actually this brand exists since 1984. So it's actually celebrating now 40 years.
It's one of the well-established brands of sparkling wine from in Portugal, I would say, at the premium level. But even though Portugal has some very interesting sparkling wines from Douro, but also from other regions such as Alentejo in the south, Bairrada, and also from Vinho Verde, which is up in the north, close to the Spanish border. Taigi ne tik Douro regionas gamina šitos putojančius vinus, bet turime ir kitose Portugalijos regionuose būtent paplitusią putojančių vinų gamybą. Aišku, nieko nelaukiant, manau, mums reiktų čiupti taurę ir paragauti, įsitikinti, būtent ar mes turime būtent kokybišką produktą pas save rankose. Visų pirma, tai ragaujant kaip ir kiekvieną mūsų degustaciją, vertėtų prisiminti trumpą ragavimo ABC. Visų pirma, kai įsipylame vyno į taurę, vertėtų neskubėti iš karto jo gerti, bet šiek tiek lengvai pasukti vyną taurėje, kad prileistume pakankamai deguonies ir visi aromatai labiau atsiskleistų. Jeigu nedrąsiai jaučiasi sukdami taurėje būtent vyną ir nenorit apipilti savo kolegos, tai galite padėti būtent ant stalo ir piešti mažus rutuliukus. Efektas yra tas pats. Būtent deguonis patekęs į taurę leis labiau atsiskleisti visiems aromatam. Na ir sekantis žingsnis be abejo yra pauostyti, užuosti visus tuos gaivius citrusus, kas jaučiasi kaulavaisiai, žalisodo vaisiai, tai nemažai obuolių, raudonos obuolys, kriaušė irgi papuola, bet tuo pačiu mes jaučiame irgi nemažai skrudintos baltos duonos aromatų, migdolo riešutų, maybe Gustavo, you have some extra as well, like aroma criteria and characteristics that you want to describe and say to the audience. What do you feel in this sparkling wine? Yes, it's primarily this kind of refreshing aromas, primary aromas, quite citric notes. But because this is a particular method, which is a traditional method, you start to have a bit of this kind of nice buttery character as well coming out because of the aging. So it has a very interesting balance between nice freshness, but already the aging gives a bit of a body to the wine, which is important if we are also willing to have this with some sort of food pairing, some food. Taip. Taigi, aišku, pirmas pojūtis, kai mes susipažįstam su aromatais, tada vertėtų paragauti vyno, bet ragaujant vyną irgi labai aktualu, neragauti dideliais gurkšniais, nes stengiamės pajusti kuo daugiau juk skonių, tai įsivaizduokite, kad jūs geriate karštą kavą, mažas gurkšnelis, būtent atsigerimas ir švelnus pateleskavimas po gaumurį burnoje padės būtent vynui paliesti visus jūsų skonio receptorius ir taip jūs pajusite kur kas daugiau būtent skonių, kas atkeliauja. Tai mes galime kartu visi, ir tą mažą gurkšnelį paragauti. Kur kas smagiau. Tai jaučiasi smagus burbuliukai, kreminė puta, būtent tai atsiranda iš tradicinio gamybos metodo, kadangi šitas vynas kuo yra išskirtinis, kad visa antrinė fermentacija, būtent kurios metu yra sukuriami burbuliukai, vyksta pačiame butelyje, viduje. Ir po poros savaičių, kai mielė suvartoja tą papildomą pridėtinį cukrų, kuris buvo įdėtas, jo žūsta ir jos nusėda į butelio dugną. Ir ilgą laiką, mielių nuosėdos presdamos kartu su vynu, sukuria tuos kompleksiškus, būtent duonos tešlos, grietinėlės, riešutų aromatus, ką mes jaučiame šitame putojančiame vyne. Kadangi būtent vertės šitas putojantis vynas su mielių nuosėdomis praleido net 3 metus. Pagal šampano įstatymus mes turime, kad šampanas mažiausiai turi praleisti 15 mėnesių, o čia mes turime beveik 3 kartus ilgesnį tą laiko tarpą. Tai irgi toksai gal klausimas, ar būtent tradicinis metodas yra Gustavo labiau paplitęs Portugalijoje, ar galime sutikti ir to vadinamojo Charmat metodo putojančių vynų? Primarily traditional. I think all over the country, it's very rare that you find other methods. The country for sparkling wine, and that's not only in one region. I can think of Vinho Verde region, also for Bairrada, which is extremely popular for Baga sparkling wine. Everything is practically, I think,
I would say dare to say 99%. It's there's a lot of méthode traditionnelle back home. So I think that's also a good sign of quality for these wines back in Portugal. Okay. Šarmat metodą galim palikti lengviem itališkam putojantiem vinam, o su portugališkais mes kaip ir Guštavo minėjo, 99% yra gaminama būtent tradiciniu metodu. Kas dar yra labai įdomu apie šitą vyną, kad mes nesutiksime čia tarptautinių vynuogių veislių, tokių kaip Chardonnay, Pinot Noir ar Pinot Meunier, kadangi Portugalija garsėja savo vietinių vynuogių veislėmis. Jų yra šalyje auginama daugiau nei 250 ir būtent šito putojančio vyno gamyboje buvo naudotos tik vietinės Douro regiono baltosios vynuogės. Tai tokios kaip Gouveio, Rabigado ir dar viena One Extra Grape Variety. Malvasia. Malvasia, būtent Fina. Tai šitos vynuogės būtent ir sudaro tą šventą trejybę ir duoda mums ne tik tos gaivius, citrusų, gėlių, sodo vaisių, kaulavaisių aromatus, bet tuo pačiu ir suteikia to kompleksiškumo pačiam vynui. Ir kiekvieną kartą jūs vėl atsigėrę šito vyno galėsite pajusti, kaip skirtinga aromatų kategorija ir skonių kategorija išryškėjo jūsų būtent gaumoryje. Kalbant apie maistą, Guštavo, putojantis vynas ne tik yra tas toksai šventinis ir pakilus gėrimas, su kuo rekomenduotum būtent gal vartoti šitą putojantį vyną, ne tik vieną kaip aperityvą, bet gal ir prie kažkokių įdomesnių patiekalų. There are many options, I would say, but I will tell you something that somehow relates to what we enjoy back home, because I think it's important also that you are aware of what we enjoy back home in terms of gastronomy. Obviously, this would match really well with all kinds of seafood. Even nice fatty fish would work really well with this. Not so much the white fish, because I think you need a bit of a fattiness for this. So something like a salmon carpaccio or tataki, with a bit of a mouthfeel goes very well. But back home, and I feel that a lot of people, they get very surprised with this, but it's kind of a 9 out of 10 people would have a sparkling wine with this dish, which is roasted suckling pig. Kiauliena. So we call that leitão. Yeah. So it's a suckling pig. It's primarily popular in just south of Porto in Bairrada, which is also a region very popular for sparkling. And we always have suckling pig, roasted suckling pig, so we call that a leitão. It's a baby pig, always with sparkling, always. I cannot think myself having that with red wine or white wine, always with sparkling. Puikus derinys, kiauliena ir putojantis vynas, bet iš tikrųjų ir yra tame logikos, kadangi rūgštis esanti šiame vyne, kuri yra ganėtinai didelė, dažniausiai putojantis vynai turi rūgštingumą pagal pH skalę, jeigu mes taip jau labai moksliškai lysime, arčiau limonadam, jeigu limonadai dažniausiai turi 2,5 pH, šis putojantis vynas turi 3 pH, kai vanduo yra 7 pH ir tai yra neutralu. Bet tas būtent intensyvus rūgšties kiekis padeda subalansuoti riebumo pojūtį bet kokiame patiekale. Tai dėl to, kaip ir Guštavo minėjo, kad puikiai būtent šis putojantis vynas tinka prie kepintos kiaulienos ir aš įsivaizduoju, labai būtų skanu kiaulienos papilvė, kepta ant grotelių, kur lašinukas gražiai apskrusta ir mes turime tada tokį kompleksišką, bet to pačiu gaivinantį putojantį vyną šalia savęs. Dabar ant stalo mes turime savo antrąjį vyną, tai būtent baltasis vynas iš šiaurės vakarų Portugalijos, būtent Vinho Verde regiono. Šitas regionas garsėja ne tik savo baltais vynais, bet ir tuo, kad tai buvo labai svarbus eksporto taškas būtent anglų pirkliams, kuomet mes kalbame apie 18 amžiaus pradžioje būtent, kuomet anglai pradėjo nelabai sutarti su prancūzais, jie ieškojo kitų šalių, iš kur galėtų atsigabenti daugiau vyno. Ir būtent Portugalijos šiaurinė ta dalis, Vinho Verde, buvo pirmasis taškas. Tai būtent tie vynai anglams patiko, ir didelę dalį tikrai
vynų būtent Anglijoje, tai būtent Portugaliją anglai pažino per šitą vyną. Vino Verde, kuo yra ypatingas, tai vynas, kuris gal labai dažnai yra tapatinamas su lengvais, kvapniais, neįpareigojančiais vynais, kurie turi savyje lengvą tokį spricą ir gazą viduje, kuris šiaip yra įdedamas dirbtiniu būdu, nenatūraliai. Tačiau mes šiandien ant stalo turime visišką priešingybę. Mes turime aukščiausios kategorijos būtent baltąjį Vino Verde vyną iš labai žymaus gamintojo Anselmo Mendes, kuris būtent specializuojasi į vieną, pačią pagrindinę Vino Verde vynuogę Alvarinho. Tai Gustavo, norėčiau paklausti būtent tavęs, Anselmo Mendes, garsus žmogus, žinomas kaip pats ponas Alvarinho. Kuo jis yra toks garsus ir būtent kodėl Vino Verde regionas taip dažnai yra asocijuojamas su tais lengvais vynais? So maybe I'll pick up on what you just mentioned on people looking at Vinho Verde as a whole, as a region that produces wines a little bit fizzy, high acidity. So that has been a little bit the image over the last, I would say, 20, 30 years. But there has been a movement of producers and people in the region that has been taking the level of quality way up. And there's definitely one that shines the most, I would say, which is Anselmo Mendes. So Anselmo, people back home, we call him Mr. Alvarinho because he was primarily the person that put up the Alvarinho varietal up in terms of quality, not just in Portugal, but worldwide. Anselmo has shown how versatile this varietal can be, aging the wine with oak, longer macerations. So he has worked with this varietal like no one in the country. And that's why we refer to him as Mr. Alvarinho. He's been in the business, I would say, all his life, more than 30, 40, 50 years. And for the time being now, the varietal, it's became like the flagship, let's say, grape variety in terms of high quality in Vinho Verde. There are other grape varieties in Vinho Verde that are also very popular, like Loureiro, Azal, and the Arinto. But Alvarinho is definitely the queen varietal. And that's where we see a lot of potential also for wines that could age in the bottle, wines with potential of aging. So definitely, I would say in Portugal, currently Alvarinho, it's probably the white varietal that is shining the most. A lot of people, they come to Portugal and they specifically ask for Alvarinho from Vinho Verde. Tik tai dar tada sugrįžti gal prie to fakto, kodėl būtent žmonės vis tiek galvodavo, kad tai turi būti putojantis. Iš kur tas būtent burbuliukų trendas atėjo, kad jie tikisi, kad Vino Verde tai žalias vynas, kuris labai lengvas, kuris putoja, ir iš kur tas irgi tas žalias vynas kilo terminas. It's kind of a false friend, I would say. It's called Vinho Verde, so vinho, wine, and then verde means green, because it comes from Minho region. So Minho is the name of the region, just like Douro or Bairrada. And Minho is just north of Porto by the Atlantic coast. Just all the way to the Spanish border, where you have Rias Baixas and that area, as well known for Alvarinho, the Spanish version. The particularity is that region is very green. It's the greenest region in Portugal. It's where it rains the most. We are talking about 1,500, 1,800 millimeters of rain per year in Vinho Verde. For you to have an idea, in Douro Valley, we are talking about 600. So very different. So the region is called, it's a region that is very green, it's Minho. So the wine has been always referred as the wine that is from the green region. I know it gives more of a feeling that it's green because it's not harvested, but it's not the case. But for many years, the wines have been probably harvested a little bit earlier, so they would keep this kind of fizziness, because also in that part of the country, in Minho, Minho is known for having a very particular gastronomy, very pork-based, very heavy, super heavy. It's probably the heaviest gastronomy or food
that you can find in Portugal, it's in Minho. So somehow that type of wine, a little bit fizzy, was also relatively interesting to match with that type of food. But I think a lot of producers, being Anselmo, a key one, has really helped to show that Vinho Verde doesn't need to have that fizziness and that super high acidity. So you have a wine that is super well balanced with a lot of interesting character. Super. Tai šičia irgi, mes kaip ir turime puikų pavyzdį pas save, būtent Vinho Verde, kuris nėra putojantis, nematysite jokių burbuliukų vine, nes būtent, tradiciškai tas putojimas atsirasdavo, kuomet tu vyną šiek tiek anksčiau išpilstai į butelius ir, lieka to likutinio dar putojimo. Šiomis dienomis daug kas žaidžia tuo marketinginiu tikslu ir, dirbtinai, kaip minėjau, užputoja savo Vinho Verde vynus, bet jie yra kur kas pigesni. Mes čia turime būtent, garsiausią būtent Vinho Verde gamintoją. Mes dar jeigu pažiūrėsime atidžiau ant butelio, ką jūs galite sutikti, tai mes matome, kad šitas, Alvarinho nėra bet koks Alvarinho. Ir kaip Gustavo minėjo, Alvarinho Ispanijoje geriau gal žinoma kaip Albarinho vynuogė veislė. Bet čia yra dar parašyta Alvarinho Contacto. Tai būtent šitas vynas, kas yra įdomu, kad jis 3 mėnesius praleido kartu su melių nuosėdomis. Dėl to, kai jūs ragausite vyną, jūs galite pajausti, kad tas vynas turi šiek tiek daugiau tokio jogurtinės tekstūros, būtent kremiškumo savyje, kas suteikia pačiam vynui daugiau to tokio kompleksiškumo. Ir dar ant butelio galite pamatyti Monzao e Melgazzo. Monzao e Melgazzo. Tai būtent yra, Vinho Verdės, toks super premium subregionas, kur Alvarinho vynuogė karaliauja. Tai pažiūrėkime, ką mes jaučiame būtent aromatuose. Puikiai dabar šitas vynas atsiskleidė, šiek tiek pakvepavęs, kol mes čia smagiai bičiuliavome su Gustavo. Ir, išryškėja smagus kaulavaisiai. Tai turime nemažai persiko, nektarino, abrikoso natų, gal labiau atsiskleidžia tokie, abrikoso žiedlapiai. Tuo pačiu nokus sodo vaisiai, tačiau ir šiek tiek tokių baltų laukinių gėlių aromatas jaučiamas. Paragavus šitą vyną, nenustebkite, jis turėtų būti šiek tiek kitoks. Tai kuo yra ypatinga būtent Alvarinho vynuogė, kad mes skonyje pajuntame šiek tiek jaučiamą tokį malonų jūros druskingumą, tai būtent tą papildomą surumą, kurį šita vynuogė turi. Dėl to jinai taip puikiai tinka prie irgi riebesnių, sunkesnių patiekalų, ką ir Gustavo minėjo, kad būtent Vinho Verde, Minho pats regionas, garsėja savo labai riebę ar tokia sudėtinga gastronomika. Tai ir tuo pačiu jūs turėtumėt pajusti šiek tiek gal apelsino žiedlapio ar apelsino žievelės kartumo šitame vyne. Tai jis nėra tik tai vaisiškas ir kvapnus vynas, bet jis tuo pačiu turi ir charakterį. Tai būtent šiek tiek surumo, šiek tiek kartumo. Tai dėl to aš manau puikiai galima derinti prie įvairių jūros gėrybių patiekalų. O Gustavo, sakyk, būtent su kuo mes Portugalijoje dažniausiai paragautume šitą vyną. Jeigu putojantį vyną ragaujam su kiauliena, tai šitą vyną gal irgi su kokiais keistais patiekalais. Well, with this somehow it's connected with the region. So the region is just by the Atlantic Ocean, literally. So the wine has this very exotic profile, kind of a peachy, white peach, almost of a queen's character as well. So it has a very exotic nose, but in the mouth it has a very interesting, like you mentioned, kind of a buttery character because of the name Contact means that it has some aging surly, so that gives this creaminess to the wine. So it's a wine that will match, in our point of view, all sorts of seafood, crayfish, seafood, anything like any fish, especially I think even white fish like a sea bass, a John Dory goes extremely well with this type of wine. I would say primarily fish and seafood. Meat, I would go more for the kind of white meat dishes, not so much the red, because it's a wine with a lot of this kind of salinity, freshness. So I would match it more with something a bit more vibrant, more kind of spring summery character. Super. Tai, griebkime meškerės, pasigaukime skanios žuvies ir paragaukime su šituo
Anselmo Mendes Alvarinho vynu, o mes judame toliau į savo rožinių vynų pasaulį. Tęsime savo kelionę po Portugaliją su rožiniu vynu, kurį dabar turime pas save ant stalo. Na ir šitas rožinis vynas vėlgi yra kažkokia naujovė, kadangi gal Portugalijoje mes tapatiname labiau Portugaliją su raudonais vynais ir būtent ypatingai su Porto vynu. Bet tos pačios vynogės, būtent ką ir nori Symingtono gamintojai mums parodyti, kad jos gali būti labai įvairia pusės, įvairias spalvės, universalios ir šių galima pagaminti nuostabius rožinius vynus. Šiaip rožinio vyno gamyba, jeigu jūs įsivaizduotumėt, kaip tai vyksta, mes nuskiname raudonas vynogės, mes būtent jas sutraiškome ir jeigu raudono vyno gamyboje mes laikytume ilgą laiką, kartais net būna kelios savaitės, kuomet vynogių sultys yra laikomos su vynogių odelėmis, taip, sultis gali ištraukti visą būtent spalvą, aromatus, skonius ir taninus iš vynogės. Tai rožinio vyno gamyboje mes ką norime padaryti, tai laikyti itin trumpą laiką būtent sultis su vynogių odelėmis, kad neištrauktume tų karčių būtent taninų ir suteiktume būtent savo vynui balto vyno tekstūrą, bet raudono vyno skonius. Tai dėl to šitas vynas irgi Altano, būtent iš Douro regiono, yra laikomas trumpo laiko su vynogių odelėmis, tai būtent apie 8 valandas. Tuo metu mes galime įgauti šitą nuostabią, gražią, skaidriai rausvą spalvą ir būtent ištraukti kvapnius raudonų vaisių aromatus, bet neturėsime būtent tų taninų ir kartumo burnoje, o turėsime būtent gaivę rūgštį. Guštavo klausimas gal toksai labiau susijęs su gamybos procesu. Žinome, kad Douro regionas yra pakankamai karštas ir vynogės dažnai patiria daug, sakykime, susiduria su dideliu karščiu. Kaip jūs sugebat išlaikyti būtent tą gaivumą šitame rožinėje vyne ir kad jis nebūtų per daug toksai klampus ir negaivus? So, first of all, I think this wine in particular is a good demonstration of how winemaking techniques and winemaking in general and viticulture as well has evolved in Douro Valley. So the region has been primarily known for port wine. And when you harvest the grapes for port, you usually are harvesting at the very end of the cycle because you want the grapes to be with a high sugar level because port wine is sweet. So you will need that natural residual sugar for the sweetness of the port. And one of the big changes is that over the last 25 years, I would say, a lot of new modern techniques and winemakers have been traveling around the world, and they have realized that we could produce really high quality and interesting dry wines in the Douro Valley. So the techniques and the knowledge now for dry wines has been enormous, the development. And with that, the quality of the red wines, the white wines, and more recently the rosé has really exploded. We launched this wine about 3 years ago, so this is the kind of third year that we are releasing a rosé. And rosé, the challenge is naturally we have to harvest the grapes much earlier than if we were harvesting the grapes for port. There's already a selection of grapes that will go to dry wine and grapes that will go to port. That's why also in terms of winery, we have specific wineries for port and specific wineries for dry wine. The grapes for this wine, they need to be harvested usually at high altitude because the more up in the mountain you go, the more freshness you will get. For every 100 meters that you climb, the temperature drops 1 degree. So it's very different if you have grapes coming from near the river or if you have grapes coming from 600 meters, because 600 meters means 6 degrees less than further down. The other aspect is that we use a combination of varietals, such as Tinta Roriz, Tinta Barroca, and Tinto Cão, that are primarily known for having light extraction, but also a more elegant profile of wines that will be more on the light side, wines that will be more kind of ready to drink. Man labai patinka Guštavo vynogių tarimas, tas originalus portugališkas.
tinta barokas, tinta kao, labai gražiai skamba. Tai kaip ir minėjo, norint būtent išlaikyti tą gaivumą, rožiniai vynai, gamyba vynogių vyksta aukštose vynogynuose, kaip ir minėjo, taip, kuo mes aukščiau kilsime į dangų, bus šalčiau, bet tas yra gerai vynogiams, nes tai padeda išlaikyti būtent gaivumą ir aukštą rūgšties kiekį. Dėl to vynogės jos nepersirpsta būtent Douro regione, kur, kritikai juokauja, kad Douro regionas tiesiog yra 9 mėnesiai vasaros ir tada 3 mėnesiai pragaro, nes ten, vasarą tikrai temperatūra gali viršti 40 laipsnių. Ir dar kas yra smagu, gal vertinga paminėti, kad būtent rožinių vynų gamyboje ar baltų vynų gamyboje vynogės ne tik auga aukščiau, bet jos yra nuskinamos kur kas anksčiau nei būtent porto gamyboje skirtos vynogės. Tai tas irgi leidžia nesukaupti per didelio kiekio cukraus vynogėse, ir užtikrina tą būtent gaivų rūgšties kiekį ir aukštesnį rūgšties kiekį, kuris suteiks mūsų vynui būtent tą lengvesnę charakteristiką. Tai paragaukime šito vyno. Aš manau, kad būtent aromatai, aromatai iš karto nukelia į tokį darželį, sakyčiau, avietės, braškės, raudonos vyšnios iš karto užsiuodžia. Lengvas greipfrukto žievelės aromatas būtent irgi jaučiamas vyne šiek tiek pasukus. Gal šiek tiek ir spanguolių, kvapnių spanguolių uogienės, bet pagrindas yra grinai gaivus darže sutinkami vaisiai. Jeigu būtume jau tokie labai romantikai, tai sakyčiau, po lietaus kvepiančios braškės, kai yra tų braškių būtent ir aviečių jaučiama gaiva. Kas yra smagu paminėti, kad šitas vynas yra vienas pirmųjų būtent rožinių vynų Portugalijoje, kuris gaminamas tik iš ekologiškai užaugintų vynogių. Tai Tinta Roriš, kaip minėjo, Tempranillo vynogė ir Tinta Baroka, Tinta Kao, visos yra ekologiškai augintos, tai reiškia, nėra naudojama jokie pesticidai, herbicidai, arba, kaip sakykime, be jokių chemikalų vynogių auginime. Ką tai duoda pačiom vynogiam, aš jums labai paprastai paaiškinsiu. Kai jūs atvykstate į parduotuvę ir nukeliaujate į daržovių skyrių, jūs turite, pavyzdžiui, kelias opcijas. Tai įsivaizduokite gražiai atrodantį tobulos formos pomidorą, kuris greičiausiai buvo užaugintas naudojant įvairias cheminės medžiagas, būtent, kad išgauti tą tobulą, vaizdą. Tačiau jo aromatas ir skonis, tikrai neprilygs ekologiškom užaugintom daržovėm. Tai kai jūs nuvažiuojate ar pas močiutę, senelį į kaimą ir gaunate šviežiai, ką tik nuskintą būtent pomidorą iš jų prižiūrimo daržo, kuriuose dažniausiai naudojamos natūralios trąšos, nėra naudojami jokie chemikalai. Gal tas pomidoras ir bus šiek tiek kitokių formų, bet skonis ir aromatas bus visiškai skirtingas. Tai taip pat yra ir su vynogėmis, ir su bet kokiais kitokiais vaisiais, kadangi jeigu auginame savo daržovės ar vaisius ekologiškai, mes gauname daugiau kvapnumo, daugiau skonio intensyvumo, ir tiesiog malonesnę patirtį. Užbėgant įvykiam už akių, tai net ir vartodami ekologišką vyną, nepamirškite vartoti jo saikingai, nes kartais yra tokie paplitę legendos ir mitai, kad jau ekologinis vynas nuo jo galvos neskaudės, tai visada būkite atsargus, vartokite atsakingai bet kokį alkoholinį gėrimą ir nepamirškite kas kartą po vyno taurės atsigerti vandens. O mes sugrįžtam prie aromatų. Ir čia vėlgi, kaip minėjau, tos braškės ir avietės labai jaučiasi. Ar mes pajusime tą skonį, tai vėlgi atsigersime mažą gurkšnelį, pateleskuosime švelniai ir žiūrėsime, ar būtent aromatai atsispindi skoniuose. Labai elegantiškas, kartu su gaiviu rūgšties pojūčiu būtent vynas. Jaučiasi, būtent išsiskiria seilės, jau norėtųsi įsidėti ir kažkokį kąsnį būtent į burną. Tai kalbant apie maistą ir būtent derinius, Guštavo tai rožinis vynas, su kuo dažniausiai amerikiečiai sako rosé all day, tai pas juos yra terminas, kad rožinis vynas tinkamas visai dienai vartoti. Su kuo tau labiausiai patinka, su kokiais patiekalais gerti būtent rožinį vyną? So, firstly,
the style of this rosé, because it's still a young journey for us with rosé wine, so it's our third vintage. So it's kind of a new world for us. And back home, the way we look at this is that it should be a very versatile wine that would open the doors to people to, let's say, to be introduced to rosé wine from Portugal and from Douro. So we want this versatility, which is important, meaning that we don't want this wine to be too much on this kind of, let's say, we call it kind of rosé for the swimming pool, to enjoy just on its own with a very kind of a strawberry red fruit character. It's not really that. I think this is a wine that has, first, it's dry. It's kind of bone dry. You have almost this salinity. I just had, a sip and it's like, I still have this salinity all over the mouth. So it's a wine that I think it can really play well with food. It's a very kind of gastronomic wine. Every time I'm showing this wine to anyone in the world, people say, wow, this is a wine we can easily match with, some fish dishes, salmon tartare, tuna tartare would go amazing with this. But I would say this also would match very well with charcuterie. So anything with a bit of a saltiness, some good ham, would go well. Bresaola will go really well because you have this very nice good acidity. And also cheese. I think this will match very well with cheese, especially cheese that is not salty. Mm-hmm. So cheese with some creaminess, some sweetness would complement very well this type of wine. Puikiai. Na ką, sūriai, šakutie, tai įvairi mėsytė, jūros gerybės, tas ir parodo, kad rožinis vynas neturėtų būti vartojamas tiesiog prie baseino, atostogų metu, kaip atsipalaiduojant, bet tačiau jis gali būti ir labai įvairiapusiškas ir jūs galite derinti su įvairiais patiekalais. Mano mėgstamiausias vienas irgi iš variantų, tai japoniška virtuvė ir būtent sušiai, makiai puikiai tinka prie šito rožinio vyno. Skanaus, ir judam toliau su raudonuoju vynu. Taigi, paragavome putojantį vyną, paragavome baltą ir rožinį, pats laikas susipažinti su Portugalijos raudonais vynais. Būtent raudonieji vynai Portugalijoje užima didelę dalį, 60% pagaminamų vynų yra raudoni. Ir vėlgi, kas yra įdomu, kad Portugalija visada iškelia ant pjedestalo savo vietinės vynuogių veislės. Tai ypatingai yra glaudžiai susijęs su Douro regionu, kadangi ten tarptautinės vynuogių veislės ramiuose vynuose yra uždraustos. Tai mes nepamatysime Douro raudono vyno, kuris yra gamintas iš Cabernet Sauvignon vynuogės ar Syrah. Būtent Portugalai nori parodyti, kad mes esame unikalūs ir mes galim sukurti nepriekaištingos kokybės vyną su savo vietinėmis vynuogių veislėmis. Tai šitame vyne mes turėsime būtent nemažai Tauriga Nacional vynuogės ir Tauriga Franca, bet šio vyno istorija yra labai įdomi, kadangi yra labai glaudžios sąsajos su Prancūzija, su būtent ta šalimi, dėl kurios Portugalija ir išgarsėjo per savo istoriją. Bet čia dabar mes kalbėsime apie Bordeaux regioną. Ir yra toksai vienas žymus gamintojas Bordeaux regione, Bruno Prats, kuris priklauso tai pačiai organizacijai, vadinamai Premium Family Vini. Būtent šitoje organizacijoje yra patys geriausi pasaulio gamintojai, susivienyje ir ne tik gamintojai, bet šeimai priklausantis verslai, kurie sukuria šitos tokius įdomius projektus. Tai Gustavo, ar gali papasakoti šiek tiek daugiau mums, kaip būtent prancūzai susibičiuliavo su portugalais ir kaip Bruno Prats susitiko su Charles Symingtonu ir būtent sukūrė Chrysea šitą vyną? So the story is a fantastic story. It's a joint venture that started 24 years ago. It started at the gathering of Primo Family Vini, Bruno Prats, the former owner of Cosisonel, and the world, let's say, superstar in terms of winemaking from Bordeaux. He came to us and he said, you have Symington, you have the most incredible, let's say, properties in the Douro Valley.
The region itself, it's incredible to produce wine in general. We are specialists in port, but what about producing a world-class red wine that could match and stand side by side with any wines from around the world? So the challenge was producing a world-class red wine in the Douro Valley, only exclusively in amazing years, a bit like we do with the vintage port, so something really extraordinary. And somehow it has been, let's say, tying up the know-how, or we call it the French, they say the savoir-faire, of the French winemaking techniques with the, let's say, what we have back home with our own varietals. So it's been very interesting because Bruno has brought a lot of know-how in terms of long macerations, which has not been very, let's say, it has not been popular in Portugal just until a few years ago. And actually, when the project started, this is interesting to share with you, the first Criseia was launched, was the vintage 2000, so it was launched in 2001. And at that time, it was really, really, really not popular with the Portuguese journalists. So the Portuguese journalists, they hated Criseia at that time. 24, let's say, years ago, they completely hated Criseia because it was a totally different style of Douro wines that they were used to. Because Douro wines, 25, 30 years ago, they were very green, very tannic. They were not balanced. They were not elegant. They were just rough wines with a lot of tannins. And Bruno pretty much picked up, the high quality varietals that we have, and he made the wines in a much more elegant way, more approachable, more ready to drink, softened tannins, which 25 years ago was kind of a new thing. So a lot of the press, they were not ready for that. But today, fast forward 25 years, 2024, we can see that pretty much everyone in the region has taken that route. So most of the colleagues in the wine region of Douro, they have now been producing wines that are with this style that we kind of were visionary 25 years ago. So we were actually one of the producers that showed the way for, high quality dry wines from Douro Valley. Wow. Fantastinė šiaip istorija. Na, kas galėjo patikėti, kad pirmieji sukurti derliai būtent Criseijos nepatiks. Bet tame yra tieso šiek tiek, nes visi portugališki vinai, didžioji dalis portugališkių vinų, ypatingai raudonieji, jie būdavo ganėtinai, tokie agresyvūs. Būtent vynogės turėdavo labai daugiau, funky, atleiskit už anglicizmus, bet tokių nelabai švarių aromatų, nelabai švarių skonių, jie būdavo ganėtinai kartus ir tokie grubus vinai. Ir būtent šita kolaboracija parodė, kad Portugalijoje galima užauginti ir pagaminti tokį vyną, kuris priliktų geriausiam pasaulio Bordeaux vinams. Nepaslaptis, kad Criseia, tai Criseia būtent iš graikų kalbos verčiant reiškęs auksinis, būtent auksinis vynas, kadangi Douro irgi nuo Douro upės, būtent Oro upės, kuri yra auksinė vadinama, tai šitos vynogės auga prie auksinės upės ir ten vynogės tikrai joms yra karšta, bet Auriga Nacional būtent yra labai atspari karščiui ir tas padeda būtent išlaikyti vyne tą gaivumą. Criseia, o būtent vynas, kuo jis turėtų būti ypatingas, tuo, kad jis yra pirmas neputojantis ir nepastiprintas neporto vynas iš Portugalijos, kuris atsidūrė prestižinėme Wine Spectatoriaus kasmetinėme top 100 vyno sąraše. Tai buvo pirmasis portugališkas būtent vynas. Ir negana to, kad jis ten sugebėjo atsidurti, jis atsidūrė 3 vietoje. Tai 2014 metų leidime Criseia vynas būtent buvo numeris 3 vynas pasaulyje. Ir kas yra įdomu, kad būtent ne vieną kartą Criseia sugebėjo papulti į sąrašą, ne 2, o 3 kartus. Tai yra iki šiol aukščiausia pozicija laikantis portugališkas vynas. Niekas ar brangesni, ar retesni vynai nesugebėjo prilygti jam. Ir tai tik įrodo būtent aukštą atsidavimą būtent ir vindarystės praktiką ir žinojimą, kaip padaryti gerą vyną. Šitas vynas, kaip ir Gustavo minėjo, post scriptum yra antrasis vynas, vadinamasis, iš
Prats ir Symington kolaboracijos, kadangi Chryseja vynas yra gaminamas tik išskirtiniais metais, kaip ir vintažiniai portai, tai 2002 metais nebuvo tokios geros derliaus sąlygos ir būtent tuo met jie nusprendė pagaminti antrąjį savo vaikelį, skaitykime. Jeigu Chryseja yra skiriamas didžiausias dėmesys, po skriptum vyno jie tikrai nepalieka irgi nuo šaly, kadangi yra naudojamos tos pačios vynogių veislės. Vynas taip pat yra, rankomis skinamos, tik tai geriausiai prinokusios vynogės, gal iš šiek tiek jaunesnių vynmedžių, kurie neturi tiek daug skonio ir aromato intensyvumo po kol kas dar Chrysėjos vynui. Tačiau meilė ir darbas, kuris yra atiduodamas po skriptum vynui, prilygsta Chrysėjai. Kadangi vynogės atkeliausios būtent į vyninę, jos turi būti atrūšiuojamos ne tik vėl rankomis, bet ir optinio įrenginio pagalba. Tai kiekviena vynogė praeina pro optinį įrenginį, kuris oro srove atskiria šiek tiek neprisirpusios ar perdžiūvusios vynogės. Tuomet visos vynogės yra sutraiškomos, ilgą laiką laikomis su odelėmis, kad būtų ištraukta kuo daugiau skonių ir aromatų. Ir po fermentacijos, kas yra įdomu, kad šitas vynas 12 mėnesių, tai visus metus, bręsta ąžuolo statinėse, kuriuose prieš tai būtent brandinosi Chryseja vynas. Tai va tai ir yra įdomi tokia seka ir linija. Tai tikrai jis turi tos Chrysėjos charakterio, gal yra skirtas tik tai greitesniam vartojimui ir neturi tokio ilgo brandinimo potencialo. Tačiau aš manau, kad aromatuose mes pastebėsime irgi tą panašumą. Tai iš karto atsiskleidžia, nenoriu sakyti, kad šypsena ant veido, bet ką noriu pasakyti, kad iš karto galime pajausti gaivą, tai yra gaivus ne tik raudoni, bet ir juodi vaisiai jaučiami, trešnės, slyvos, šiek tiek saldaus balzamiko turime šitame vyne, gaivus pušų pumpurai iš ąžuolo atkeliaujančios natos, tuo pačiu tabakas, lengva espreso kava, šiek tiek tos medienos, žolelių prieskoniškumo. Tai yra labai kompleksiškas vynas, kuris tikrai turi ne tik gaivius vaisių aromatus, bet tuo pačiu tas ąžuolo ir purienos žemės aromatus. Skonyje, už tą salut. Šitą vyną dar rekomenduotume irgi šiek tiek atvėsinti ir pateikti 17-18 laipsnių temperatūroje, kadangi labai dažnai susidurėme su tokiu dalyku, kad raudoną vyną rekomenduoja pateikti kambario temperatūroje. Bet kambario temperatūra šiomis dienomis pas mus namuose tikrai nėra tokia, kokia buvo prieš 200 metų. Tai 24 laipsniai vynui jau būtų per daug raudonam. Dėl to visada prieš vartodami raudoną vyną mes rekomenduojame jį įdėti į šaldytuvą 20 minučių, kad temperatūra natūraliai nukristų iki 18 laipsnių. Ir tada jūs pajusite, kiek daug gaivos atsiranda šitame vyne, kaip sušvelnėja rūgštis ir šiek tiek sumažėja alkoholiškumas pačio vyno ir labiau atsiskleidžia visi kvapnūs aromatai. Vėlgi, maistas yra neatsiejamas vyno dalykas, Guštavo. Norint patirti, kaip sakoma, vynas yra labai gerai, maistas yra labai gerai, bet kai mes sudedame vyną ir maistą, mes tampame puikybę, sukuriame. Tai kokios tavo rekomendacijos būtų prie šito raudono vyno? Aš paminėsiu savo, bet įdomu pirmą išgirsti tavasias. My recommendations with this wine, as we are talking about the wine, it has a lot of character. I wouldn't say it's a heavy wine, but it has a lot of structure, a lot of layers. And you have this beautiful red-black fruit character, but with a hint of a kind of a violet nose, bergamot. So the wine has an interesting versatility. But it's a wine with I would call it with backbone, with character. I don't like to say it's a heavy wine because I think it has this finesse and elegance. I will definitely match these with any kind of powerful meat. So pepper steak. I would probably match these also with a nice red meat, a venison, game. So reindeer would go really well with this, because usually you could have some sort of
red berries on the side that will match really well with the wine, like a kind of something on the side. I think anything roasted will go well with these, like roasted lamb would go really well because usually you have like rosemary on the side. It gets very nice synergy with this wine. Definitely I think roasted food, grilled food like red meat would match perfectly with this. I look at this wine, I have this wine, and all I can think is kind of meat. Taigi žvėriena ir įvairūs mėsos patiekalai tikrai nuostabiai tiktų su šituo vynu. Man asmeniškai dėl ko patinka derinti raudoną vyną būtent su kepsniais, kadangi mes kiekvienas turime, manau, tą patirtį, kuomet atsipjauname pirmą kasnelį būtent gerai iškepto steiko, paragavome ir jaučiame tą visą mėsos sultingumą. Antras, trečias, ketvirtas, penktas kąsnis jau pamažu turės mažai skonio. Bet kuomet mes prideriname raudoną vyną, būtent raudoname vyne esantis taninai, jie išsausina mūsų gaumurį ir kiekvienas tas antras, trečias kąsnelis būtent steiko mums atrodys vėl kaip pirmasis. Tai tu vėl gali steikų mėgautis iš naujo ir iš naujo. Na ir tie maži gurkšneliai vyno būtent papildo tą mėsos skonį maloniais figų ar spanguolių ir trešnių skoniais. Tai labai malonus vynas, vėlgi, skanaukite atsakingai, o mes pakalbėsime apie patį dabar žinomiausią vyną iš Portugalijos – Portą. Taigi, ant stalo pagaliau turime Portugalijos vyno karalių, patį Portą. Gustavo dažnai yra vadinamas Porto princu, o mes čia turime karalių. Tai būtent vynas, kuris pasižymi labai sudėtingą gamybos technologiją. Jeigu mes dažnai ramius vynus gaminame, tiesiog nuskiname vynogės, išspaudžiame iš jų sultis, sufermentuojame, ir tada jau galima pilstyti į butelius, tai su Portu yra kur kas sudėtingiau. Matote, visos vynogės skirtos Porto gamyboje augo Douro slėnyje. Tačiau galutinis gamybos procesas įvyksta kur kas toliau vakarinėje pakrantėje, būtent Porto mieste, kadangi naudojamos vynogės Tauriga Nacional, Tauriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Cao, joms būtent yra idealios sąlygos augti Douro slėnyje, ten jos yra nuskinamos, įspaudžiamos sultis ir fermentacija vyksta labai trumpai specialiuose patalpose, vadinamuose lagarės. Tai būtent ten ir nuolat vynogių sultis yra mirkomos su vynogių odelėmis. Tai gali būti daroma dar iki šiol tradiciniu būdu kojomis, kai žmonės traiško būtent vynogių odelis, bet Symingtonai garsėja tuo, kad jie sukūrė pirmieji automatizuotą sistemą inovacingą, kuri pakeičia būtent tą sunkų žmonių darbą, o kokybei tai tikrai nieko nenusileidžia. Ir būtent po 2 dienų fermentacijos mes ką padarome, būtent kaip vindariai, įpilame šiek tiek neutralaus brendžio. 77 laipsnių stiprumo, vadinamas portugališkai aguardente. Tai būtent į besifermentuojančią misą. Taip, mes ką padarome, mes sustabdome fermentacijos procesą, kadangi mielės nebepakelia tokio aukšto alkoholio lygio ir žūsta. Bet visas likęs natūralus nesufermentuotas cukrus išlieka butelyje. Tai mes turime 20 laipsnių stiprumo vyną, kurį po to mes ilgą laiką dar brandiname ąžuolo statinėse ir tik po to mes išpilstame į butelius ir jis atkeliauja pas mus ant stalo. Tai jeigu mes kalbėjome apie Vino Verde regioną, kurio būtent vynai buvo pirmieji, kurie buvo eksportuojami į Angliją, tai po to Anglija atrado, kad yra toksai Douro regionas ir Porto vynai, kurie jiems be galo patiko, kadangi jie turėjo daugiau skonio, daugiau intensyvumo. Ir sakykime, 18 amžiuje, kai tik atsirado cukraus didesnis vartojimas, labai didžiai daliai žmonių būtent patiko Porto vynas. Tai įsivaizduokite, iš visų portugališkų vynų eksportuojamų į Anglijos rinką, tuo metu 2/3 vyno būtent sudarė
porto vynas, kadangi jis gali atlaikyti ilgas keliones laivais ir nesugesti. Kas yra vienas iš didžiųjų, didelio pranašumo būtent porto vynuose, tai kad šitą butelį, kai mes atidarome ir įsipilame savo į taurę, uždarėmės, jeigu laikysime tinkomis sąlygomis, tai šaldytuve geriausia, mes šviežiai jį galime išlaikyti, iki 6-8 savaičių. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, dėl to nereikia skubėti atsidarius porto butelį iš karto jo suvartoti. Tai mes šiandieną prieš save turime būtent Ruby stiliaus portą, kadangi porto pasaulyje egzistuoja 2 skirtingi stiliai, Tony ir Ruby. Ruby portas pasižymi būtent didesnė aromatų puokštė, būtent visa. Ir daugiau mums, primins šokoladinius skonius ir džiovintus įvairius saldžius vaisius. Tačiau įdomus dalykas, ką mes galime pamatyti ant butelio, tai matome nupieštas 6 vynuogių kekės. Ir Guštavo, aš norėčiau paklausti būtent dėl ko ant šito porto butelio mes matome šitą tokį logotipą, tai va tas 6 vynuogių kekės. Okay, so this wine, it's extremely important for Grams. It's a port wine that we have. It's kind of the flagship wine of Grams Port. So Grams, we are now 204 years old as a company. We were founded in 1820. We have been producing 6 grapes for more than 100 years. So 6 grapes was served on board of, for example, the inaugural cruise of Queen Mary I in 1936, departing from Southampton. And it was, for example, the preferred port wine of Sir Winston Churchill. As a wine, it has a very interesting particularity, which is the Grams family realized that in the properties that Grams owns, especially the backbone estate that we call as Quinta dos Malvedos. So Quinta dos Malvedos, we own it since 1890. And they realized that the property, it's not flat, it's a mountain, let's say wine region. So the region, and the state goes from, 50 meters up to 550. And they realized that in certain areas of the estate, some areas will produce better quality wines than other, in regards to the let's say the viticultural year. So some years they could be hotter, some years they could be, let's say, a little bit lighter in terms of temperature, and that will have a reflection on the performance in certain areas of the vineyard. So they will vinify those areas separately, and then in order to have to separate certain wines from those areas, instead of writing down a location, because the challenge is that you have Douro Valley and then you have the city of Porto. There is a distance of about 120 kilometers between the city of Porto, near the Atlantic Ocean, and the Douro Valley. So that distance was also a challenge because somehow we had to find a way to mark the barrels of certain wines that we believe that they were of a higher quality, that they could potentially be a vintage port quality. So instead of writing down, very good, excellent, not so good, we came up with our own classification system. So instead of using stars, we used grapes. So we kind of ranked the quality of the wines from 1 to 6 grapes. So 6 would mean like 5 stars. So the highest ranking. So usually the barrels that were, whenever the boats were arriving from Douro Valley into Porto, the higher number of barrels with 6 grapes you would have it in the boat. Usually the better, higher quality of vintage that vintage or that year would be. So this has always been a symbol of excellence for us. And as a wine, it's a blended wine, so there is no vintage on it. It's a blend of different high quality wines that we have in the cellar, Ruby style, as you mentioned. And it's a wine with a relatively young age, 3 years old. But this wine, it's not about the age. This wine, it's about provenance. It's about quality of the fruit, because you have an experience as if you were enjoying a vintage port right after it was bottled. That's what we aim with this wine, is to give an opportunity to consumers to enjoy a wine as if they were enjoying a vintage port, but a wine that they can enjoy for over, I would say, 3 weeks after they open. Okay, that's why it's a wine that comes with this kind of closure, because people can open it
and as long as they keep it in the fridge, they can enjoy it for about 3 weeks. Iki 3 savaičių. Kaip aš ir minėjau, kad šiaip Porto vynas irgi apie 6-8 savaitės gali laikytis, bet va Gustavo patarė, 3 savaitės yra tas geriausias laiko tarpas. Vėlgi, ilgas laiko tarpas, kiekvienai dienai pasimėgauti po šlakeliu Porto. O ką mes čia turime iš aromatų ir iš karto taurė, atskleidžia intensyvius, nokius, juodų vaisių skonius, labai jaučiamos yra juodos vyšnios, trešnios, figos, bet tuo pačiu mes turime ir šiek tiek, ąžuolo lengvų natų, tai lengva vanilė ar švelnus šokoladas, dėl to Porto vynai yra neatsiejamas, šokolado kompanionas, geriausiai tinka prie šokoladinių desertų, tačiau ir intensyvesnių, sūrių, kadangi jeigu mes turime labai daug druskos ir brandinti sūriai, būtent turės, pasižymės savo sūrumu, tai saldumas esantis Porto vynuose, kuris tikrai nėra ypatingai didelis, šitame porte mes turime apie 65 gramus litre cukraus, natūralaus likutinio. Kai kurie vaisvandeniai labai populiarūs, kurie dažnai pas jūs atsiduria ant stalų, juose yra 110 gramų litre cukraus, tai mes čia turime perpus mažesnį cukraus kiekį vyne. Tai taip pat tas aromatas jis keičiasi, ir aš norėčiau pažiūrėti, ar tie patys aromatai jaučiasi taip pat intensyviai skoniuose. Porto vyno tekstūra iš karto turi kur kas daugiau klampumo, kur kas daugiau koncentracijos, vaisių intensyvumo, taipogi turi švelniai jaučiamus taninus ir tas saldumas labai gražiai susibalansuoja su intensyviais būtent juodų vaisių skoniais. Man iš karto galvoje, Gustavo, atsiranda, mano Portugalijoje paragautas ir tavo dėka paragautas desertas, tai būtent šokoladinė suflė kartu su alyvuogių aliejumi, teisingai, ir jūros druska. Kadangi, kaip Gustavo ir teigia, šokoladas yra tik tai vienas iš ingredientų patiekale. Būtent alyvuogių natūralus pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, jis turi labai tokią šilkinę tekstūrą ir papildomų skonių suteikia, o ta druska išryškina visus vaisinius elementus esančius vyne. Tai man buvo stogą raunanti patirtis ir labai geras maisto ir vyno derinys. Bet Gustavo, žinau, kad tu turi dar įdomesnį būtent Porto vyno ir maisto derinį. Ar gali juo pasidalinti su mumis? This wine, first, you can't run away from the classic pairing for this type of wine, because we usually say this is kind of a wine on steroids. It has a lot of body, a lot of character, blackberries, coming out, a lot of black fruit. So classic pairing, I would say anything with chocolate would be great. Anything with red fruits like a cheesecake would be amazing. You can't run away from cheese. Cheese with this, it's super important, especially blue cheese. Any blue cheese would go really well with this because it really has this kind of nice structure to fight, let's say, the power of the cheese. And then if you want to go a bit more creative, especially, for example, where I live in Scandinavia, in Denmark and in Sweden and in Finland, this goes really well with game, so venison, reindeer, but especially with the pepper steak. So pepper steak is a big thing, for example, in Denmark, and people are actually finding this as an interesting, in many Michelin-star restaurants, they are finding Six Grapes as a very good alternative to Amarone, for example, because this is a wine that has so much character and power that matches really well the power that you have and the spiciness from the pepper steak. Wow. Tikrai įdomi rekomendacija, niekad nepagalvočiau, kad steiką, bet čia kas yra esmė, kad pipirinis steikas, kadangi daug pipiro aštrumo, pasislėpia po porte esančių saldumų ir labai gražiai dėl to vynas susibalansuoja. Tai ką norėčiau paminėti, ir pasakyti gal prieš atsisveikinant, kad Portugalija yra dar tas neatrastas gal daugeliui mūsų deimantas ir kaip matėme tikrai turi nuostabų pasirinkimą įvairių vynų kategorijų srityse. Mes tie galime sutikti nuostabius putojančius vynus, kurie prilygsta kremantam ar šampanam,
kompleksiškus baltus vynus, gaivius rožinius, kas būtų panašu į Provanso stilistiką, raudonus vynus, kurie gali konkuruoti su Bordeaux geriausiais vynais, na ir saldžių vynų karalių, Porto būtent vyną. Tai tą progą norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems būtent šiandien mūsų degustacijoje. Ačiū labai Guštavo, obrigado, kad sutikai pas mus atvykti. Ir, na ką, sveikiname dar kartą Botlerį su 10 metų jubiliejumi ir keliame būtent taurę už tą. Yeah. Saliu. So, for the next 10 years again.